Nu ko, sveiki atvykę į YouTube, tiksliau aš sveiks atvykęs į YouTube, nes prieš tai keldavau tik reelsus ir tiktokus ir labai pavargau nuo to stengimuosi sutalpinti visko į 9 sekundžių ir aš pos net nespėjau pasakyti, ko aš noriu pasakyti. Paskiau jums tada kil klausimų ir tada aš turiu daryti dar daugiau video, kad atsakyti tuos klausimus. Tai pagalvojau, persikeliam į YouTube, į horizontalų, normalų formatą, kur bus ilgesnės formos video, kur galėsiu plačiau papasakoti, ko galvoju. Ir jums patiems gal bus įdomiau. Tai pirmam tokiam video prisirinkau daug klausimų jūsų apie motociklą. Tai kas matėt, kas nematėt, nusipirkau naują mocą ateinančiam sezonu. Ir kadangi mocas toks biškį nelabai įprastas, iškart pasipylė milijonus klausimų. Kas čia per mocas, kas čia per nesąmonį. Harlista iš vis čia rašo, kokią čia kinietiškų šūdų nusipirka, taigi tau sugės, tu jau pat nespės nikur išvažiuoti. Vos ne komunistų pradėjai vadinti. Nu, bet čia Harlista, ar jums tik Amerikas vėliau reikia plevėsauti ir sakyti, freedom. Tai aš suprantu jums, visi yra ok, pateisinama. Ne visiems suprasti ir mano pasirinkėjimų. Tai dėl to ir darau tonot video. Kad sakyti klausimus, kas, kap, kudė, keik, kas šį yra. Tai aš nusipirkau CF Moto 400 PMMT. Tai visiškai kitoks mocas negu man Preitz, nes Preitz buvo streets, o tas yra enduro adventure stiliaus motociklas. Gal pradėkime nuo to, kas tas CF Moto. CF Moto yra kiniečių gamintos, gamint keturačius motociklus, ganėtina labai išpopuliarėjai paskutiniu metu. Žinau, kad gamint ne vieną KTM dalį, to ir nemažai išsipirkint Kawasaki ir Yamaha dalių. Nu, bet jo, kinietis vis tiek. Bet iš visų skaitytų atsiliepimų ein suprasti, kad CF Moto nėra stereotipinis kiniečių gamintos ir tikrai padaro kokybišką daiktą. Tai dabar apie patį modelį. 400 PMMT. Tai ką pavadinėm Sufleron yra 400 PM kubikų. Unsa yra toks miksas tarp endurkis ir tarp adventure moca. Iš išvaizdas labai panašus į Tenerę. Tai daug kur ir vadinams Baby Tenere. Tas mocas buvo sukurtas tokiu principu, kad jeigu tu turi endurkį, tai tu turi anondėtais ant priekabas, vežtais iki ten, kur tu nori pasivažinėti, tada nusikraudinėti, užsikraudinėti, pasivažinėti, krauti atgal ir važiuoti numiai. 400 PMMT principas yra toks, kad tu iki tos vietos gali nuvažiuoti pats, nes visa motociklo ergonomika yra patogi keliauti ir labai puikiai atlaika offroadinius iššūkius. Tai labiausiai rūpiams klausimams visiems buvo, ar užteks galias. Taigi čia tik 4 PM, taigi čia tik 301-302 kW. Taigi tavo phaseris dviguba galingesnis, kuo tu veiks su toj motociklu. Nu tai kaip minėjau, uns ir skirts offroadau. O offroadau galia tikrai nėra pats svarbiausias aspektas. O čia bus mano pirmas offroadinis adventurinis mocas, tai aš manau, kad man perakis bus tos galios. Tai pagal kilovatus galite suprasti, kad motociklas būtų tinkams netgi A2 kategorijai turintim. Nu, aš pats turiu A kategorijai, bet, gal kažkam aktualu. Šiaip, kiek jau teka pasivažinėti, pajutau, kad labai jautrus gazas yra. Nu, pat žemų apsukų toks... Čia jau biški truktelį gazą ir mums tai neš į priekį. Tai manau, čia į specialią tepį yra padaryta, kad galėtum iš kokį griojaus išlėpti laukom greičiau. Taip pat variklis nors ir 4 PM kubų, uns į 2 cilindrų, 207 laipsnių krenka. Principas toks pat kaip daugumos naujų adventurinių mocų, nes dėl dabartinio emisijos standartų 2 cilindrą, 27 laipsnių yra vienas populiariausių variklių. Ta pati Teneri tokia pati yra, Afrika, man atrodo, irgi tokia pati yra, visas streetinis Yamahas MT-škis toks pačius ir, labai populiarus varikliaus modelis. Tai čia, sakyčiau, vienas didžiausių pliusų būtent to šitą modeliaus, kad mums yra 2 cilindrų, nes visų konkurentų motociklai yra 1 cilindrų, tai automatiškai ir vibracija didesnė, ir garsas netoks, ir šiaip gaidys kažkoks. O to ir garsas gers, ir greitį 100 PM šiaip yra maksas. Antras populiariausias klausimas buvo, kodėl aš aplamą pasirinkau tokį stiliaus motociklą. Bahura iškart pradėjo klausinėti, kodėl ne Britva, taigi čia su 600 street atvažinėjo, dabar reik litrėjinis Britvas, reik liekt, reik varyti. Tai aš būtent su streetu pasivažinėjau, supratau, ko aš noriu iš motociklą
ir man reik laisvis. Nes aš važinėjus daug už miestą, labai dažna būdavo, kad išvažiuoju už miestą, varą ten kokias nors keliukas, random nusuki kokį kelioką, ima tą žvirkelį, važiuoju tau žvirkelį, mišką kelią, važiuoju mišką kelią ir su strytu tas labai diskomfortas yra. Ir daug kartų buvau, kad norėjau privažiuoti tam tikrą ten gamtos objektą pažiūrėjau, bet jau stryts jau neįkabėjo manį. O aš noriu keliauti, noriu važiuoti į užsienį, į kalnus, Trans-Euro trailą noriu pravažiuoti. Man būtent reikėjo tokį motociklą, kad galėtų važiuoti off-roadu, nes, atsiprašau, man su Britva važiuoti teisę greitą ir visiškai neįdomu. Sutinku, kad pirmus 3-4 kartus yra, oi, kaip trauk, bet paskiau kas. ir baigas vėsi įdomoms suliktien, nes kad pradėtum į posūkis greit važiuoti, reikia mokintis, kas yra užtrunk daug laiko, daug skilą ir labai didelė rizika yra tik susižeisti, tik tiesiog motociklą sudaužyti. O off-roadu realiai gali važiuoti, kad ir kiaurus metus padangus tik pasikeisti reikia. O su tavo mocu bus keliaujama, bus važiuojama toli, važiuojama daug, tai jums turi būti patogus, man jums yra patogus. Dar vienas klausimas buvo, o tai kudė tada, jeigu jau iš CF, tai kudė ėmė 4 PM, kudė neėmė 700, o kudė neėmė 800, taigi kaina beveik tokį patį. Važiau 400 PM, tai naus kainon 6500 eurų, o 700 MT kainon 6-8, man atrodo. Tai 300 eurų brangiau. Ir normalu, kad daugam kėlė klausimas, kodėl aš nepirkau galingesnį motociklą už beveik tokį pačią kainą. Tačiau dar kartą priminsiu, kad 400 MT yra enduro motociklas, skirts off-roadau, o 700 MT ir 800 MT, nors aniai kaip ir reklamont, kad gali važiuoti off-roadau, bet jums nėra tinkams off-roadau. Maks, kon padarysi, tai pavažiuosi ten mišką kelių, kubiškį ir žvirkelių. Bet jeigu jau reikės pradėti lieti per kokius akmenis ar dar kažkon, tai sėdės papėdėje, kol tau drauga eis ir nuvažiaus. Jeigu pažiūrėjus į kitų gamintojų konkurentus, tai pagrindinių konkurentų yra skaitoms Royal Enfield Himalayans, irgi 450, bet kaip minėjau, jums irgi jau yra vienu cilindrą tik ta, tai ir vibracija, ir šiaip jums toks biški labiau vaikiškas motociklas. Ir su irgi didelius atstumus nuvažiuoti nebūtų labai patogu. Lygiai tas pats galioja ir KTM 390 ir Honda CRF 300. Ani kaip ir geri off-roadau, bet važiuoti iki to off-roadą netoks patogus kaip CFs. O jeigu žiūrėti galingesnius tokį tipo motociklus, tai pavyzdžiui Tenere, labai populiarus motociklas, tai jums man paprasčiausiai yra per aukštas. Nepaisant to, kad ir kaina Teneris yra dviguba, nes Teneri prasideda nuo 12, jei neklystu, kai CF 6,5, tai kaina dviguba, bet Teneris minimalus aukštis yra, man atrodo, 8,4 cm sėdinis. CF yra 80, tai nors 4 cm komb nedaug, bet aš esu biški toks minions, katrom per kalėdus išvežu pas kalėdų senėlį dirbti. Tai man motociklo aukštis svarbus, nes patys žinot, kad off-roadį labai dažna ten kuojai pasinaudoti. Tai jeigu žemės nedagausi ir įkrisi į kokį griovį, tai gali ten ir pasilikti iki kol kas nors ištraukti. Tai turėkite omeny, nes žinau, kad aukštesnim, kaip tik CFs labai netink, nes per daug sulenktus kojas būna. Bent jau taip girdėjau, man tas neaktualu. Tai kokį motociklas turi pribumbasiu? Būtent 400 PMT modelis labai daug pozityvių liaupsų susirinka iš būtent off-roaderių, nes labai daug apžvalgų ton motociklą įvardė kaip motociklas, katrom sukūrė kažkas, kas tikrai žino, ką priek važiuoti off-roadą ir koks yra pagrindinis problemas mocu, kai tu sonas išvažiuoji off-roadą. Tai pats paprasčiausias ir pats geriausias dalykas tam motociklui ir skaitoms ABS-ą išjungiems net važiuojant. Tai yra tiesiog knopkai, katrom tu paspaudi palaiką ir tau išsijunga ABS ir traction controls iš karto, tau nereikia sustoti, nereikia ten eiti per panelį vėsą, paėmė, tiesiog paspaudė palaikę, išjungė, paspaudė, jungė. Dar vienas labai didelis pliusas yra, kad labai lengva užsivert veidrodėlį. Važiuoju gatvį, įsuki į off-roadą, užsilenkia veidrodėlius ir vara. Ir nekliūni nikor ir gerai. Šiaip, kadangi mocas naus, tai automatiškai atėjo mondras skydėlį. Gali prisijungti telefoną, 2 šalmus, man atrodo, arba tiesiog 2 bluetoothinius įrenginius. Tai automatiškai prisijungi visi ten telefoną, navigacijas, fancy shit. Dar visai prikolas yra, kad yra CF Moto appsas, tai parsisiunčiau, susirišau su savo motociklu, tai netgi jeigu kažkas pajudė, net notifications įeina į telefoną, kad vibraun motociklas. Tai visai geras saugom priemonė.
Ir žinant, kad yra iš Kinijos, tai greičiausiai tikrai yra kokį nors pasiklausimą sėkėjimą įrangą, kad vog mano duomenis. Ir turbūt būdams netoli motociklą nelabai galiu kritikuoti Kinijos valdžią, nes jaučiu susprogtins manim. Ne vien žmogus paklausė, kokius modus esu numatęs, nes vos nusiperk motociklą reikia modinti. Tai pasižiūrėjus visas rekomendacijas iš žmonių, kad tai nemaža kilometrų jau ir nuvažiavėm su tavo motociklu, pirms dalyks, kom pasidarysiu, tai užsisakysiu crash barus ir storesnį dogną apsaugą. Nes original dogna apsauga yra ganėtina minkšta ir jau yra pripasakojama, kad žmonės žino žmogų, katras yra karterį prakirts. Ir šiaip CF Moto grupėje Facebook'e irgi rašo ne viens, kad geriau užsidėti storesnį, nes ta originali labai minkšta ir jeigu kalsi per kokį tvirtesnį akmenį, bus kiaurs karteris. Klauso, kokius dėžius pirksi, juk jau keliausi. Tai dėžių nepirksiu, nebūsiu tas, kur iš namų išvažiavau posi turtą susikrovis. Gavau tašių rekomendaciją iš kolegas, katras daug turistavom, tai užsisakysiu tiesiog 2 tašelis, palapėnį, viskas ir važiaus paprasta, be jokių dėžių. O šiaip tai, kad mocas yra kinietiškas, iš tikrųjų ir labai didelis privaloms, nes jeigu, pažiūrėjau, atsidara AliExpressą, tai kiek yra visokių detalių, kiek visokių prikolų ir viskas papigiai kainuoja, nes mocas kinietiškas, tai automatiškai Kinijoje gamin labai daug nuo detalių ir yra žiauriai daug. Taip pat slunka, taip pat dogna apsaugas AliExpress, tos pačios, kur čia perpardavinė brungiau, tai ten gali už 5% pigiau nusipirkti. Išmetėjimą bent jau pradžio tikrą nieko nedarysiu, nes aš jau turiu phaserį, kad žmonį baigą apkordyti, bet ugnį šaudyti, tai ir smagiai. Bet su to, kadangi bus minama daug kilometrų, reik, kad būtų patogiai ir kad neužtų galvos baisė. Plus čia, man atrodo, jau yra Euro 5 plus standarts. Tai jums tipo dar patylins yra lyginant su Meta ankstesnė versija. Kas suprata iš pat pradžių, koks čia yra motociklas ir ko mums daro, jau iškart klaus, tai kur jau lieks. Tai nusimato kelionių, nusimato ne vieną kelionį, nes aš pats turbūt esu jau tam amžiau, kur munišau kalną ir aš turiu arba bėgti maratoną, arba turiu užlėpti kalną. Tai iš pradžių sezoną, pačio pradžio pasimokinsiu biški normaliau offroadinti, gal reiks į Motofox'o kokius pamokus nueiti, pramoksiu va čia lietuviškus keliukus, lietuviškus offroadus važiuoti ir tada varysiam. Pirmoji kelionė, manau, bus į Balkanus, nes labai norėčiau nuvaryti ton Kabans tėvės Trafas garažą, Top Gear ton įvertinto geriausią kelią pasaulyje. Ir šie Rumunijos kalnus yra daug labai gerų trasų, kur norėčiau pravažiuoti. Daug yra ežerų kalnų, prie katrų norėčiau išmeiguoti. Ir šiaip turiu tokį svajonį, kur nors ant kalną, skardžiaus išmeiguoti, atsikelti iš ryto, nusimišti, nuskardžiaus ir važiuoti toliau. Tai aš manau, kad vasaros vidurį jau leisimės į užsienį, į kalnus. Ir važiuosim keliauti ir aišku viskas bus filmuojama, dokumentuojama, tai čia pamatysit visko. Po biškį pradedu pirktis offroadinį gearą, nes negalėjau kokį nors pigesnį hobiaus išsirinkti, pažiūrėjau, narkotikus kokius vartoti. Ne, reikia motociklą ir dar sugalau ir endurinti, tai kur aprangos reikia belė kokios. Bet kaip nors svarbu pradėti važiuoti, o kai pradėsiu važiuoti, tada bus aišku, kuo dar trūks, kuo reikia ir susirinksim. Dabar lieka motociklų sugalvoti vardą, nes phaseris jau turi savo vardą birbalėts, tai manau užvadinsim per pirmą išvažiavimą prie stovyklavietės laužą, tai kito laiką reikia sugalvoti pavadinimą nam. Man baba sakė, kad panašus į žiogą, tai pirms vardą pasiūlėms jau yra. Žiogs, pažiūrėsim, gal ir šokinės normaliai kaip žiogs. Tai jeigu turėt kokį vardą pasiūlymą, galite rašyti komentarą. Jeigu kas nors ką gerą pasiūlysit, gal kokį prizą sugalvosim, gal kas nors atsiras, koks sponsorius, gal dar kas nors. Visko gali būti, nežinosi, kaip seksis šitam kanalui. Jeigu dar lieka kažkokių neatsakytų į klausimų, arba jeigu patys žinau, kad daug kas irgi svarsta pirkti ant motociklo, nes mums jį labai populiarus ir automatiškai žmonėm kils daug klausimų dėl ano, tai galite man parašyti arba Instagram, arba į TikTok, kokių turit klausimų atsakysiu, nes aš labai nemažą researchą pasidariau apie tą motociklą prieš pirkdams. Tai va, teik tam kartą, ačiū, kas pažiūrėjot iki galo, paspauskit laikioką, subscribe'oką, jeigu negaila, ir susimatysim keliai kur nors.